futbolo federacijos taurę. Visgi jo karjera A lygoje truko vos 4 rungtynes, o čia gali džiūgauti Arminas Hodžičius. Kiek atsilaikė Transinvest, 14 nepilnų minučių, išlaikė gynybą Žalgirio spaudimą, galiausiai pabirėjo ir Arminas Hodžičius pelno savo trečiąjį įvartį, muša antrose rungtynėse iš eilės. Dar vieną įvartį pridėjo Gargžduose su Banga ir pažiūrėkime, Giedrius Matulevičius. Jo perdavimas paliktas be priežiūros, nei Linas Piliubaitis, nei Erlandas Juška nedengė Armino Hodžičiaus ir už tai yra baudžiami Transinvest futbolininkai. 14 minutę Žalgiris verčiasi į priekį. Verbickas laukia momento, nusprendė, kad nepatogu. Žioris Mutaši ir čia Simonė Moskino galėjo gaudyti kamuolį, bet negaudė. Ir prašau, 2-0. Ir vėl klausimai dėl Simonės Moskino sprendimo priimto. Nieko nebuvo aplinkui. Šalia jo nusprendė viena ranka iškumščiuoti kamuolį tolyn. Nusprendė negaudyti kamuolio ir 84 minutė. Štai, pažiūrėkime, daug erdvės Žueli Bopesų, jos smūgis ir Erlandas Juška. Erlandas Juška tapo tuo žaidėju, nuo kurio kamuolys įskriejo į vartus. Įdomu, kam bus užrašytas įvartis. Šiaip jau nebuvo ten kažkoks labai ryškus rikošetas.